Labas rytas iš Amsterdamo. Pusryčiaujam ir eisim toliau eksplorint miesto. Mūsų pirmas kartas Amsterdame, todėl norime aplankyti kuo daugiau įdomių vietų. Todėl stebėkite ir parodysiu jums, ką čia verta pamatyti. Taigi, ką nuveikti Amsterdame? Pasidalinsiu mūsų dienos įspūdžiais, kurie jums duos puikių idėjų. Užsukome į Good News kavinę, kur išgėrėm labai skanios mačos su braškėm ir išbandėm snacking drink. Dar niekada nebuvome tokio ragavę, todėl rekomenduojam. Tuomet plaukėme laivu. 1 valandos plaukimas žmogui kainavo 17,50 €. Plaukėme su Lovers Canal Cruises. Jie turi audio gidus įvairiomis kalbomis, tad labai patiko. Bet esant geresniam orui rekomenduočiau plaukti su atviru laivu, nes taip daug smagiau. Toliau keliavome į The Nine Streets. Čia daug gražių ir įdomių parduotuvėlių. Man labai patinka Amsterdamo parduotuvytės. Nine Streets lokacijoje yra ir thrift shops, todėl tikrai verta čia apsilankyti. Tada keliavome į Jordan, vieną iš gražiausių Amsterdamo rajonų. Čia rasite Anna Frank House, sūrio parduotuvėlių, kur galite priragauti įvairių skanių sūrių, skanių desertų parduotuvėlių, gražių gatvelių ir įspūdingų namų interjero parduotuvių. Papietavome Salsa Shop restorane, labai skanu ir gan sveikas maistas, tad rekomenduojam. Čia kelionės metu valgiau daugiausiai. Paskui nuėjome pamatyti įspūdingo grožio centrinės Amsterdamo stoties. O už jos yra keltai, kurie nemokamai plaukdina į šiaurinį Amsterdamą. Persikėlę ten rasite Adams Lookout, kur galima užlipti ant stogo ir pamatyti Amsterdamą iš viršaus, The Holland Experience ir kino muziejų. Prisėdome išgerti kavos kino muziejaus kavinukėje, o tada nuėjome į barą, kuriame susitikome su mano pusseserė ir tada jau keliavome namučių. Kviečiu mane pasiekti ir toliau stebėti kelionių patarimus iš įvairiausių vietų. Čia buvo Kornelija Bu, ikiukas.